Gerą dieną. Darbuojamės biškį prie BMW dar. Tai vis dėlto nepatinka man tas dyzelio išpjaustytas telikas, nes nėra normaliai oro paėmimo. Mane didelė filtradėžė ir tada su tuo teliku nesusideda šitie plaučiai. Tai vis dėlto darausi, jau pirmą vamzdį susivirnau, išsirdžiau. Tas vamzdukas biškį bus pasikels nuo radiatoriaus ir čia prisisuks varžtais. Tunk. Ir tada žiūrėsim, nuo ten jau toliau, tada lempų laikikliai, buferio laikikliai, visa kita, bet tą pagrindinį viršutinį vamzduką jau pasidariau. 2 lenkimai, viskas čiki-piki. Kol kas neblogas visai progresas, viskas primatuota ir viskas neblogai visai sueina. Lempas sueina, naudojam čia originalų, čia padarytas naujas taškas šitam priekiui, čia padaryta ausytė lempai, kol kas viskas sukabinta ir čia padarytas jau toksai kaip buferiai bus, kvadračiokas. Tai tik tai prikabinta, bet čia matau, kad tvirtumo bus normaliai. Ir dabar tik tai vienintelė idėja yra dar nuo čia nuleisti vieną vamzduką žemyn į bešbarą, kad vis dėlto šitas susirištų, visas šitas viršus surišti su apačia. Tai vamzduką dar čiunk ir vamzduką čiunk ir manau, kad bus labai gerai. Taip, pasižymėti reikia kniedį dar čia išsigręžti buferiui skylutės. Čia į kniedį tas riegiai prisisuka varščiukais ir per vidurį dar toksai. Dabar viskas sukabinta, lempos vietose, buferis pagal viską vietose. Dabar reikia išsimti ir viską apsivirinti iki galo. Ir tada aišku persidažyti. Finalinis rezultatas. Vaizdas toksai. Įkniedata buferių sriegiai, kniedata čia sriegiai. O viskas apvirinta, reikia dažyti. Geltonas gražus ir tuoj bus galima dėti.